Ekstremali teritorija ir vėl kutens smalsumą. Kam prilygsta drąsiausi atradimai po žeme, kai pasibaigs bekompromisė kova ant vandens ir kam brangiausia retro nostalgija. Labas rytas, sveiki atvykę į Vyrų teritoriją, kurioje istorijos nekuriamos dirbtinai, o tai, kas vyksta, yra tikra ir labai emocionalu. Čia susirenka šių dienų herojai, kurie drąsiai ir atvirai kalba apie tai, kas yra jų gyvenimo varomoji jėga. Rubrikoje Adrenalino užtaisas apie tai, kaip pramogauja adrenalino vergai. Ekstremalų fantazijom nėra ribų. Iš lėktuvų parašiutininkai šoka su baidarėmis, padangomis, lėlėmis ir net dviračiais. Neseniai Kalnų dviračių festivalio metinių proga buvo atliktas įspūdingas šuolis iš lėktuvo 10 000 pėdų aukštyje su dviračiu. Nuotaikingas ir ekstremalus vaizdo klipas jūsų dėmesiui. Forgotten Island fantastiško grožio klipe pirmą kartą įamžinti profesionalūs parasparnių pilotai, kurie skraidžiojo Jemeno priklausančioje Sokotros saloje. Sokotra tai lyg vartai stebuklų pasaulį, kuriame išvystyta fantastinė augmenija ir gyvūnija, dvelkiančia unikaliu savitumu. Indijos vandenyne esančioje saloje grupė profesionalų parasparnių pilotų pirmą kartą istorijoje turėjo galimybę skrajoti šioje nuostabioje saloje. Estijoje prie pat Latvijos sienos įvyko 2 dienų bekelės mėgėjų ir entuziastų fiesta Nissan Klaperia. Tai vienos įdomesnių bekelės lenktynių šiame regione. Sovietų sąjungos laikais puikiai užsirekomendavusioje Janikėse autokroso trasoje įrengus keletą balų, prie trasos prijungus šalimais esantį miškelį, gavusi tikrai ypatinga bekelės trasa. Bekelės maratono trasa jos nederėtų vadinti, juk važiuojama ratu. Tačiau tai jokiais būdais ne ralis ar krosas, purvo čia gerokai daugiau, o ir technika renkasi didesnio kalibro. Rubrikoje pramogos ekstremalių pojūčių paieškos ant vandens. Kaune Lampedžiuose įvyko Lietuvos ir Baltijos šalių vandens motociklų čempionatų finalai, kuriuose buvo pakviesti ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių geriausi sportininkai. Paskutiniajame šio sezono etape rungėsi ne tik lietuviai, bet ir svečiai iš Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Lietuvos čempionatas vyko jau 9 kartą. Sportininkai rungėsi skirtingose klasėse, kurios suskirstytos pagal motociklų variklių tipus ir rūšis, sėdimus ir stovimus. Baltijos čempionate dalyviai varžėsi 11 klasių, Lietuvos 8. Šiemet sulaukta daug daugiau dalyvių, nei ankstesniais metais net 58 vandens motociklų mylėtojai. Sportininkai rungtyniavo 2 trasose, viena labiau orientuota į greitį, kita į figūrinį važiavimą. Pagal nustatytą laiką nuo 8 iki 12 minučių priklausomai nuo besivaržančiųjų klasės buvo sumuojama, kiek ratų dalyviai spėjo įveikti.
Vienas geriausių vandens motociklininkų Lietuvoje, daugkartinis Lietuvos čempionas Tomas Gurkšnys, RBF1 klasėje jau nuo pirmų starto minučių susikovė su nuolatiniu savo varžovu Gintaru Vensku. Pirmajame plaukime jau po pirmo rato Gintaras padarė klaidą ir atsidūrė vandenyje. Kas iš tikrųjų tam pirmam važiavime tai buvo? Nežinau. Susinervavau gal kažko, nežinau. Gal banga 9. Nežinau, negaliu pasakyti. Matysim, dar 2 kartus. Dar 2 važiavimai, adrenalinui, manau, pakaks tikrai. Bet pirmas važiavimas buvo toks labai aštrus. Tai buvo gal koks taktinis sprendimas? Sakykim taip, kova, psichologinė kova. Ši vaikinų kova vyko iki paskutinio teisėjo švilpuko, tad nei vienas, nei kitas negalėjo atsipalaiduoti anksčiau laiko. Liko atplaukti 2 kartus dar. Ir tada galėsiu viską pasakyti. Nenoriu prieš ką nors sakyti. Latvijos čempionas taip, slalomo čempionas jau. O dar liko Baltijos ir Lietuvos čempionatas 2 plaukimai. Jeigu juos abu teisingai suplauksim, tada švęsim. Antrajame plaukime Tomo vandens motociklas pasigavo žolių, tad jo sportininkas nebaigė. Pasiskolinęs iš draugų vandens motociklą jis startavo paskutiniajame važiavime. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad su savo konkurentu Gintaru Vensku jie yra surinkę vienodai taškų. Dilema išsisprendė taip, kadangi Gintaro paskutinio etapo rezultatas buvo geresnis, jis užėmė 2, o Tomas 3 vietą. Lietuvos čempionu tapo baltarusis Aleksandras Seraikin. Vienas labiausiai patyrusių sportininkų Vytautas Butkus apgailestavo, kad sezonas susiklostė ne taip, kaip tikėjosi. Lenkijoje sudaužiau motociklą, tai dėl to toks biški kažkoks nelabai. Blogai prasidėjo. Tai žodžiu, kaip prietaras, ne toks blogai prasidėjo ir paskui. Taip. Sako, dažniausiai būna, kai pirmos varžybos, taip visas sezonas. Tai jeigu pirmos varžybos blogai, tai galima sakyti ir sezonas toks bus. Apie tai, kokia vandens motociklų sporte idealiausia sėkmės kombinacija, vienas dalyvių kalbėjo taip. Iš tikrųjų, tai technika duoda savo, bet kad būti važiuoti, tai turi ir fiziškai. Nes jau daug ratų kaip važiuoji, tai tas pats, kas ir skersinio kabėti 10 minučių. Ir dar kažkoks vaikas, jeigu tempia žemyn, tai čia tas pats. Tai tiek po 3 važiavimų, tai jau galėjau rankos, kojos irgi. Bet iš tikrųjų, tai technika duoda savo greitis ir meistriškumas tas. Galimybė atnaujinti techniką ir taip pasipuikuoti prieš bičiulius labai vyriškas dalykas. Tačiau mums parūpo sužinoti, kokie būtų pasirinkimo kriterijai vandens motociklą perkant savo ir mylimai moteriai. Aš žmonai dabar nupirkau SRV, o savo motociklą nusipirkau. Kad būtų lygiai. Žodžiu, tada jokių pretenzijų namuose nėra. Ne, visada viskas gerai. Tai toks patarimas būtų jūsų vyrams. Be abejo, žmonos niekada nepalikti. Nepalikti, dovanas brangės, dovanoti ir bus jos... Tokias savo, tokias jie. Ir bus jos šilkinės. Bus labai geros jos. O tada moterim komplimentą kokį geriausią pasakyti. Kaip sako prancūzai, vous êtes gentil, jolie, vous esat gražios ir protingos, ir malonios. Išskirtinis, dinamiškas, veiksmo kupinas Lietuvos ir Baltijos šalių vandens motociklų čempionatų finalas padovanojo ne tik daugybę įspūdžių, bet ir atkaklę kovą, nes sumaišties ir intrigos įnešė atvykę svečiai. Todėl šios sporto aistruoliai sportinės batalijas stebėję nuo kranto liko sužavėti vandens motociklų trykštančiomis baltųjų purslų uodegomis ir, žinoma, dideliu greičiu. Po reklamos matysite, kaip atgimsta retro nostalgija ir kam prilygsta drąsiausi atradimai po žeme.